Prieš sukuriant šiuolaikinį dviratį buvo sukonstruota keletas kur kas paprastesnių šios transporto priemonės pavyzdžių. Bandymai prasidėjo 16 amžiuje atradus Leonardo da Vinci eskizus, kuriuose buvo pavaizduotas primityvaus dviračio dizainas. Tačiau kai kurie istorikai tvirtina, kad piešiniai buvo sukurti ne paties žymaus menininko, o jo mokinio arba net suklastoti. Vis dėlto šio dizaino dviratis niekada nebuvo pritaikytas praktiniam naudojimui. Pirmas šiaip jau Dreizas sukūrė tą dreziną vadinamą, tai 1817 metais. O drezina tai yra, kaip pasakyti, medinis rėmas, ant kurio yra balnelis, vairas priekyje, 2 vežimo ratai. Analogiškas dabartinis tas balansinis dviratukas vaikam. Tik tai, kad jis didelis. Ir taip ir bėgdavo su juo. Pedalų nebuvo. Paskui atsirado tokie aparatai su priekiniu minamu ratu. Mediniais irgi vežimo ratais. Jau pagalvojo, kad jau nebereikia kojom spardytis, galima minti. Ir paskui mąstė, kad kuo didesnis ratas bus, tuo greičiau ir toliau nuvažiuosi. Tai va šitie tai vorais vadinami dviračiai, jau ir padanga jam tokia kietos gumos. Ir šiaip užlipimas ant jo toks varganas, ten kopėtėlės yra, užlipė. Čia šitam mano eksponatui tai trūksta pedalų, nes ten vokietis bandė taisyti ir pametė tuos pedalus, norėjo iškalt ašį, ten ašis. Monolitas iš vieno, jinai neišsikala, norint ratą išimti reikia šakės kėsti. Jis matyt, žmogus to nepamatė ir padaužė ir numetė. Tai ratas buvo labai sudaužytas, kreivas, šleivas, tai sutvarkėm. Ar bandėt užlipti ant tai? Nebandžiau, žinokit, nes istorijos su tais dviračiais tokios. Kodėl ratas pradėjo mažėti? Todėl, kad būdavo baisios traumos. Ten, jeigu kur nors įsivaizduokit, dabar virš to rato sėdi žmogus. Ir labai nedaug reikia kliūties, kad tas ratas persiverstų į priekį. Ir tas žmogus krenta ant galvos. Ir lūžta raktikauliai, ir ten ir sprandą gali nusisukti, vienu žodžiu, labai nesaugus tas dviratis. Ir po to pradėjo ratai mažėti, tai yra ten dviratis 1889 metais gamintas, šitas apačioj. Tai jam jau ratai vienodi ir atsirado grandininė pavara. Suprato, kad nereikia priekio minti, bet jis dar neturi laisvos eigos. Tai kiek mini, tiek sukasi, jeigu nemini, vis tiek sukasi pedalai. Tai važiavimai nuo kalno, ten ant priekinės šakės yra padarytos atramėlės, kojom pasidėti, nes pedalai suksis greitai, nebespėsi išminti ir bus blogai. Tai ištikeli ten kojas ir riedi nuo kalno. Susipažinti su dviračio istorija bei išvysti beveik visus šios transporto priemonės raidos etapus galima užsukus į Panevėžyje įkurtą Gintaro ir Aušrinės Audickų dviračio muziejų, kuriame sukaupta įspūdinga dviračių kolekcija. Šitas dviratis būtų įdomesnis tuo, kad jisai yra kaip ir su visų gyvenimu, čia visi dokumentai nuo jo yra. Tai yra ir sąskaita faktūra išrašyta tam dviračiui perkant, ten yra prekeivio rekvizitai viršui, reiškia, kuo prekiavė. Po to yra per registravimas tarybinių laikų, ten teisės, dviratininko pažymėjimas. Ir to dviračio tokia istorija, kad 39 metais jį padovanojo sūnui, kuriam buvo 9 metai. Čia buvo Vilnius, buvo Lenkų kraštas, viskas ten užrašyta lenkiškai. Ir tas žmogus visą gyvenimą tą dviratį laikė praktiškai prie lovos. Niekur į vandenį nekyšo, už tai jisai ir padangos jo originalios, rėmas, viskas čia tik tai buvo lūžę, ten suvyrinta. Anais laikais taip grubiai, bet išlaikė ir važinėjo pats, tik tai vasarą, aišku, žiemą, kaip dabar žmonės važiuoja, jis jau nevažiavo. Ir paskui jau senatvėje stipriai jam tą koją perkelti, jau suvargo kojas, nebegalėjo. Jau žmogui buvo prieš 80 metų, tai išsikeitė su manim į tokį žemų rėmų, moterišką tokį žemutį, naują 3 pavarų šiaulietišką dviratį.
Tai va šitas toks yra, kur jau su visa istorija, su visom, kaip sakant, šaknim. Brendo kokį 10 metų atgal jau pradėjo bręsti, nes tų daiktų daugėjo, patalpos yra. Čia įsigijom savo patalpas, tai po biškį tvarkėm tas patalpas ir sutvarkėm viską. Įvyko kaip įvyko. Lankytojai yra. Buvo ir iš vaikų darželių, ir kolektyvai, ir pavieniai žmonės. Kartais užklysta ir netyčia visai, čia baldai šalia gaminami, tai yra buvę, kad ateina baldų pirkti, pamato užrašus, kas čia užeina ir džiaugiasi, kad gražu. Meilė dviračiams vyrui užgimė prieš 30 metų, prisilietus prie jų ir pradėjus remontuoti šias transporto priemones. Gintaris tuomet buvo vienas pirmųjų dviračių meistrų Lietuvoje. Kai pradėjau remontuoti dviračius, tai prieš 30 metų kažkur tai vis pasimatydavo tokių senesnių. Jie tokie įdomus, aš pradėjau tada rinkti emblemas nuo rėmų. Tai ir kartais žmonės tiesiog paklausė, ar jums tas reikalinga nuo dviračio. Ai, tai nusijimk, tai nusijimė, tai vėl iš užsienio atveždavo draugai. Tai prasidėjo viskas nuo tų emblemų. Paskui pagalvojau, kad ne tik emblema, tas visas daiktas gražus. Tai va, taip ir apie 20 metų po biškį ir rankiojau juos. Pirmi 2 tai buvo vokiški, ten vėlgi pirkdavom dėvėtus dviračius detalėm ir šiaip paremontuodavom, parduodavom vieną kitą, tai papuolė tokie 2 seni gražus dviračiai ir aš juos pasilikau. Su emblemom, su ant sparnų ten emblemas, tai va, jisai dabar vienas yra ekspozicijai, Express firmas. Tai va, tie buvo 2 pirmi, o antras fonduose padėtas. Muziejaus kolekcija tikrai vertinga. Seniausias eksponatas siekia net 160 metų. Čia muziejuje galima išvysti apie 80 dviračių skirtų kareiviams, gaisrininkams, nemažą kolekciją sudaro ir dviračiai mažiesiems. Dalis eksponatų dar slypi fonduose ir laukia savo eilės restauracijai. Kuo senesnis daiktas, tuo jis vertingesnis. Kaip ir bet kur. Tai vat. O seniausias yra pas mane tai 140 metų. Atsiprašau, 160 metų. Jo, šitas dviratis yra 160 metų. Po to dar 2 po 140 metų. Kiti jaunesni kažkiek tai. Bet 19 amžiaus tai kiek čia jų yra? 4 turbūt. Dviračiai 19 amžiaus, daugiau 20 amžiaus pačios pradžios yra. Tai be dviračių, tai viskas, kas susijęs su dviračiu. Tai reklamos, dviračių firmų reklamos, numeriai. Kadangi buvo dviračiai su numeriais savo laiku, tai buvo kaip ir brangesnis daiktas ir kad vagystės atveju rasti jį registruodavo ir būdavo numeris. Visokie vaikiški žaislai minami. Tai ne tik dviračiai, ir automobiliai, ir motoroleris, ir arkliukai. Tokie dalykai. Paskui apšvietimo prietaisai, pavyzdžiui, ir žvakidės buvo ant dviračių, ir žibalinės lempos, tos vadinamos aliejinės, ir karbidinės lempos. Emblemos. Kas dar ten? Modeliukai įvairūs dviračių. Ir kai kurie modeliukai netgi yra pagal tikrus padaryta, pagal mastelį tikslios kopijos tikro dviračio. Dviračių su fondais kažkur apie 150 eurų.
Čia kažkaip skaičiavau, lyg tai apie 80 kažkur susirenka per tą visą, per tas patalpas 3, su mažiukais. Eksponatų vyras ieško specializuotose turguose, dažniausiai Vokietijoje. Anot kolekcininko, dviračių gamykla buvo ir Lietuvoje. Yra specializuoti turgai, kaip klubai vadinami, tai ten važiuojam. Dabar paskutinį kartą tai buvom Vokietijoje. Ten labai rimtas klubas. 3 dienas vyksta ir susirenka iš visos Europos praktiškai žmonės. Vieni parduoti, kiti įsigyti. Tai pasisekė įsigyti 5 eksponatus. Tame tarpe 2 eksponatai 19 amžiaus. Paskui labai retą tokį dviratį, kur be grandinės, kardaninis pardavimas. Tai taip ir ieškom. Kasmet būna 2 kartus metuose Latvijai Ikškeliai turgus. Ten daugiau militaristika, bet visko būna ir dviračiai. Atveža ir dviračiai. Ir 2 kart metuose būna Tagadi Estijoje, tai ten biški toloka. Tai anksčiau tai į kiekvieną turgų važiuodavom, dabar nebelabai. Nes jau kažkaip ir norisi tų retesnių daiktų, nes ten tų standartinių tai gali pririnkti. Retesnį daiktą jau reikia ieškoti toliau. Čia jų nebuvo daug, kiekiai didesni, tai kur dviračių kultūra didesnė buvo. Tai Vokietija, Čekoslovakija. Tai tenai buvo daugiau. Pagrindė visi vokiški dviračiai yra švediški, olandiškas yra, o tas vaikiškas, olandiškas, senas. Švedas, vokietis, anglas, šitas angliškas. Čekiškas yra, sportinis dviratis. Taip, Latvių, tarp kitko pas Latviją labai daug buvo įmonių. Tai Lietuvoje, pavyzdžiui, buvo vienintelė Amlit įmonė. Ten dar Klaipėdos krašte kažkas, tai bet ten neaišku, ar ten buvo fabrikas, ar ten tiesiog pirko dviračius, dėjo savo logotipą ir pardavinėjo. Ten neišaiškėjęs tas dalykas. O Amlit firma tai buvo Kaune, gamina dviračius, o Latvis tai ten tokie kiekiai, kad nėra ko lyginti su Lietuva. Tai latviškų turiu ir Ozaunekas stovi Ozauneks, ten Renpraisas sportinis viršui, Lyva turiu, dar netvarkytas, Latvelo, ten tų firmų daug buvo. Nors kolekcininkas dviračius pats restauruoja, visgi perka tik tuos, kurie yra beveik visiškai originalūs. Pats atlieka tik techninę dalį. Čia muziejuje visi dviračiai važiuojantys. Dar rinkinėti detalėm yra labai sudėtinga, kadangi tų detalių kokių reikia. Vienas dalykas, nėra informacijos, tikrai kokia turi būti detalė. Galima numanyti, kas ten turi būti, bet tas surinkimas yra jau problematiškas. Pavyzdžiui, jeigu nėra vieno rato, tai antrą ratą pagal tą formą, pagal spalvas atrinkti yra problematiška. Tada prasideda dažymai, su dažymais vėlgi. Daiktas vertingiausias, kuris yra originalus dažas, kad jis ten ir nukrytęs kažkur, tai galima užfiksuoti, kad nerūdytų. Yra priemonės, bet jau per dažymas yra paskutiniai vietoj. Vyras sako, niekada nesigailėjęs to, kad jo gyvenime atsirado dviračiai. Tai jo didžiausias hobis, kuris pavirto ir į vienintelį tokį Panevėžyje muziejų.